Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Net kelerius metus už automobilių stovėjimą miesto centre mokesčiai rinkti neteisėtai. Miestelėnai raginami aktyviau siūlyti metų panevėžiečio titulo verčiausiuosius. Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomenė surengė sveikus pietus, tokius kaip pas močiutę. Liepos mėnesį miesto savivaldybėje sudaryta darbo grupė, vadovaujama vicemero Petro Narkevičiaus, nustatė, kad bemaž 6 metus mokesčiai už galimybę pasistatyti automobilį miesto centre rinkti neteisėtai. Išaiškėjo, kad pasikeitus 2005 metais įstatymui turėjo būti skelbtas viešas konkursas ir turėjo būti parinkta įmonė, kurioje turėjo tas rinkliavas atlikti. Tai gali būti ir savivaldybės įmonė, bet, sakau, turėjo būti skelbtas konkursas. Deja, jis buvo nepaskelbtas dėl priežasčių, kurių aš nežinau. Ir todėl komisija paprašė iš administracijos siūlymo, kaip tą problemą spręsti. Tai ir vienokių, ir kitokių, ir trečiokių siūlymų buvo, tačiau visi jie netitiko tų įstatymų aktų reikalavimų, kurie iš tikrųjų turi atitikti. Todėl buvo priimtas sprendimas, kad nutraukti rinkliavas, skelbti viešą konkursą ir viešo konkurso būdu laimėjusi įmonė toliau testas rinkliavas. Mero pavaduotojo teigimu, jo vadovaujama darbo grupė pasiūlė optimaliausią problemos sprendimo būdą – pirkti bilietų automatus, kuriems reikėtų mažiausiai 1 milijono litų, nerealu. Apie nuostolius, kuriuos miestas patirtų sustabdžius neteisėtas rinkliavas, nekalbama. Aš turiu protokolą, kurį galėčiau jums parodyti, o tam protokole aiškiai parašyta, kad ten cituojamas Panevėžio gatvių generalinis direktorius, kuris sako, kad šiuo metu rinkliavos renkamos, sakykime taip, su tuo tikslu, kad prižiūrėta tvarka ir gauti pajamų. Tačiau jeigu rinkti įmoniai, kuri turėtų administruoti ir turėti buhalterę, tai iš kartos rinkliavos darosi nuostolingos. O jeigu jos bus nuostolingos, kokia išvada? Tai rinkliavų kaštai turės kisti, jie turės didėti. Ar to reikia panevėžiečiam, ar to reikia visiems atvažiuojantiem čia? Aš turiu didelio abejonių. Naudingumą rinkliavų aš kaip vicemeras kuruojantis ūkį turiu pamatyti. Jeigu aš jų nematau, man nėra pateikta, aš konstatuoti, kad tai naudinga miestui negaliu. Vicemeras sako, nematąs tragedijos, kad rinkliavų rinkimas bus sustabdytas. Automobilių srautai nėra dideli, be to juos reguliuoja kelio ženklai. O problema, nors ir po kelerių metų išspręsti, tvirtinama, būtina. Iki gruodžio 1 dienos miesto savivaldybė laukia miestelėnų pasiūlymų, kokios asmenybės ir už kokius nuopelnus turėtų būti paskelbtos metų panevėžiečiais. Tradiciškai tarp Kalėdų ir Naujųjų metų šio garbingo titulo savininkams bus surengta iškilminga apdovanojimo ceremonija. Įteiktos 1000 litų piniginės premijos ir atminimo ženklai. Šiemet pakeista yra metų panevėžiečių rinkimo tvarka. Ir kviečiame panevėžiečių siūlyti už bet kokią veiklą, už profesinę, už visuomeninę, už labdarą, už paramą, už nuopelnus miestui, už viso gyvenimo nuopelnus, ne tik už kalendorinius metus, irgi toks yra, toks, kaip sakyti, apdovanojimas. Ir būtent tuo keičiasi pernykštė tvarka, kad nebėra žmonės įsprausti į sritis. Nes pasitaikydavo tokių variantų, kad žmonės nori siūlyti, bet tiesiog netelpa ir vieną ar kitą sritį. Šiemet siūlome siūlyti už ką tik manote, kas yra naudinga miestui. Metų panevėžiečius iki gruodžio 20 dienos išrinks iš praėjusių metų panevėžiečių ir savivaldybės atstovų sudaryta komisija. Pernai sulaukta per 40 kandidatūrų. Šiemet kol kas yra 22 pasiūlymai. Tikimasi aktyvesnio miestelėnų dalyvavimo renkant verčiausiuosius. Juolab, kad kandidatūrų teikimo tvarka itin nesudėtinga. Tvarka labai paprasta. Galima siūlyti raštu, tiesiog atnešti į priimamąjį. Galima siūlyti telefonu. Galima siūlyti tiesiog elektroniniu paštu. Prašome tik tai nurodyti kandidatą ir jo nuopelnus, už ką jisai siūlomas ir pasirašyti, kas siūlo.
Tai tik tai tiek. Džiaugiamasi, kad pakeitus metų panevėžiečių rinkimo tvarką, pastebėtos iniciatyvos skatinant bendruomeniškumą, telkimą išskirtiniai veiklai, pastangos gražinant miestą, rūpestis beglobiais gyvūnais. Šį rudenį Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla įgyvendina projektą Lietuva XIX amžiuje – dvarų ir valstiečių buitis. Grįžti taip toli, net į užpraeitą amžių, pasak idėjos autorių, verta todėl, kad akivaizdžiai iššvaistėme šeimos tradicijas, o prie bendro pietų stalo susėdame tik išskirtiniais atvejais. Todėl natūralu, sumanymas, brandintas nuo pavasario, sulaukė palaikymo. Radom labai daug rėmėjų. Aš pati nustebus, maloniai nustebus, labai tiesiog vien tas mane džiugina, kad išsijudino visa mokyklos bendruomenė. Gal tau šaukštelio kokio reikia, gal tau bliudelio kokio reikia, juk taip patikėkit, taip sunku ir tą molį surinkti. Reikia įdėti tą lietuvišką valgį, nėra kur. Ir vaikai nešė, ir bendruomenė visa nešė. Ir tikrai labai daug sulaukiau palaikymo, tokio gero ir tikrai smagu. Ir norėjusi tą idėją dar iškelti. Tai, kad tikrai patikėkit, paruoš specialistą reikalauja mūsų tą viešojo maitinimo, kaip sakyti, verslas šitas. O kaip paruošti, jeigu ateina vaikas, nemoka dorai, kaip sako, peilio rankose nulaikyti, nemoka tą bulvę, nežino, nuo kurio galo. Sriubą, sakau, verdam, tik kad mes nevalgom namuose, neverdam, o juk tai mūsų nacionalinis bruožas, tos putros putrelės, atsimenat. Dar mes vyresnę kartą atsimenam. Šventa buvo be sriubos nei dienos, o valgė lietuviai net 3 kartus per dieną sriubą. Pagrindinėme projekto renginyje Seklyčios durelės pravėrus po kultūrinės programos ragauti mokinių virėjų pagaminti XIX amžiaus patiekalai. O smulkiojo verslo organizatoriais ir dekoratyvinio apželdinimo specialistais besirengiantis tapti mokiniai surengė rudens mugę Kermošių, neatsitiktinai tvirtinta. Be tvirtų pamatų gero specialisto neparengsi. Taigi ekologija šalia. Kiek čia dešimtmečių praėjo, buvo ekologiška, viskas lietuviška. Tie patys paprasčiausi lietuviški valgiai, jie tikrai yra ir sveiki, nes ten, kur žmogus auga, ten gamta supa. Nebuvo lietuvis, kaip išsiaiškinau, irgi daug šaltinių pražiūrėjau, ne tik tai visą gali internetą įvairiausių. Tai nebuvo Lietuva niekada alkana. Tik mes jau taip save nusimenkinam. Užsiaugindavo maisto, nes miškai buvo pilni ir gyvūnijos, ir augmenijos, laukai buvo derlingi, o mūsų gaspadinės ir mūsų vyrai buvo darbštus. Siekis, pasak profesijos mokytojos Elvyros Balčiūnienės, gaminti iš kokybiškų produktų, juolab kaip pats gali juos užsiauginti, išties realus. Juk ne iš kur kitur, iš šeimos virtuvių, kilo viešasis maitinimas. Tik gaila, kad besimėgaudami pasaulio virtuvėmis primiršome nacionalinę. Prasidėjo pasirengimas ypatingam kalėdiniam laikotarpiui. Svarbiausia – Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija, numatyta gruodžio 2 dieną. Laukiame prekybininkų, kurie galėtų prekiauti ir karštais gėrimais, ir karštom spurgom, ar bandelėm, ar riestainiais. Tikrai kviečiame visus prisidėti ir padaryti šventę bendruomeniai. O gruodžio 2 dieną ir gruodžio 17 dieną, tai yra šeštadieniais, taip pat organizuojami kalėdiniai renginiai prie Kalėdų eglutės. Gruodžio 10 dieną vyks mieste kalėdinė mugė, į kurią kviečiame visus ir visus, kurie daro rankdarbius įvairius, papuošalus, kepa gražius sausainius, pyragus, įvairius, žodžiu, kalėdinius papuošimus, ornamentus visokius, vainikėlius. Tikrai kviečiame visus prekiauti. Visus renginius organizuoja Panevėžio bendruomenių rūmai, todėl dėl informacijos siūlau kreiptis tiesiai į Panevėžio bendruomenių rūmus dėl prekybos arba į miesto savivaldybę į kultūros skyrių. Gruodžio 17-ąją Maltos ordinas rengia tradicinę labdaros akciją Kalėdinė sriuba. Miesto chorai giedos advento giesmes, bus surengtas kalėdinių angelų konkursas. Taip pat norėtume pakviesti visas mokyklas ir darželius, kad jie papuoštų miesto Laisvės aikštėje tuos liūdnus medžius, kurie yra dabar tokie
negražus, jau be lapų, o iš tikro jaunimas pats tikrai turėjo daug įvairių idėjų ir jie čia patys siūlė, kad mes galėtume patys savo darbais papuošti miestą. Tai aš labai prašyčiau tas mokyklų ir darželių bendruomenę susivienyti ir kiekvienai pasimti po vieną medelį ir jį papuošti. Iš tikrųjų, tai būtų labai graži dovana visiems mums panevėžiečiams. Šventinę nuotaiką kurti prašomos ne tik švietimo įstaigos, bet ir kitos įmonės bei organizacijos. Tikimasi, kad bus papuoštos parduotuvių vitrinos, o galbūt pagaminta puošmenų ne tik Laisvės aikštės medžiams.